Sveiki, taigi aš esu Michailas Andrijanovas, organizacijos Veik fondas vadovas. Mūsų organizacija užsiima tuo, kad pagal savo galimybės padeda žmonėms, kuriems reikalinga mūsų pagalba, kurie dabar patiria tam tikrų laikinų sunkumų. Ir apie mūsų veiklą žino daug klaipėdiečių, daug organizacijų, tokių kaip mokyklų ar darželių. Pavyzdžiui, karts nuo karto prisijungia prie mūsų veiklos ir savo jėgomis surenka kažkokius tai humanitarinius siuntinius. Taigi vienas iš Klaipėdos darželių prieš kelis mėnesius prisijungė prie akcijos ir savo jėgomis pedagogai, vaikučiai, jų tėveliai surinko higienos reikmenis, kurie buvo skirti šiek tiek sunkiau gyvenantiems Lietuvos žmonėms, jų tarpe ir vaikučiams. Video apie tai mes patalpinom savo Facebook puslapį ir atsirado individuas, žmogus, kuris matomai padauginęs ar apskritai, nežinau dėl kokių priežasčių, nusprendė parašyti ten keiksmažodžių. Prirašė po šitų postų keiksmažodžių daug, jeigu inteligentų kalbą išversti, tai jis mus pavadino vagimis ir netradicinius orientacijos atstovais, jeigu taip labai trumpai, ir davė kryptį, kur mums reikėtų eiti. Kryptis taip pat yra erotinio pobūdžio, tai aš nenorėčiau jau tikslios citatos sakyti. Antra vertus, tai yra bet kokiu atveju buvo keiksmažodžiai. Atsižvelgiant į tai, kad mūsų šiuolaikinėje visuomenėje socialinis tinklas priskiriamas prie visuomenės informavimo priemonės, bet kokiu atveju tai yra vieša vieta. Mūsų socialinis puslapis nėra kaip uždara grupė, tai yra vieša grupė, ir atsižvelgiant į tai, kad akcija šita buvo organizuota tėvelių su vaikais, mes turėjom prielaidą tokią, kad šitą postą lanko ir tėveliai su nepilnamečiais vaikais, kurie norėtų šitos akcijos pagalba paauklyti galbūt žmonės, parodyti vaikus, parodyti, kokiais reikia būti. Ir atsižvelgiant į tai, kad vis dėlto mūsų puslapį lanko virš 20 000 žmonių per mėnesį, aš susisiekiau su žmogumi, kuris parašė tą negražų komentarą, ir paprašiau jo atsiprašyti visų pirma, nes jis mumis kaltino vagystėmis, ir apskritai pasakiau, kad taip nedera daryti. Jis nenorėjo reaguoti, aš dar kartą jį įspėjau, kad už keikimusius viešoje erdvėje reikės atsakyti, nes čia yra viešos tvarkos pažeidimas, viešos tvarkos sutrikdymas, bet jis mane tiesiog užblokavo. Mes parašėm pareiškimą į policiją, policija pripažino mumis nukentėjusiais iš pirmo, o paskui tiesiog atsisakė dirbti, nurodomas, kad taip pavadindamas mūsų žmogus galimai įžeidė mus asmeniškai, ir todėl pasiūlė kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka. Atseit daugiau tokio baudžiamojo ir administracinio kodekse nėra tokio straipsnio kaip įžeidimas. Jeigu aš noriu, tai aš galiu pats kreiptis į teismą. Tačiau aš minėjau savo pareiškime policijai, ir aš apie tai nekartą sakiau, ir tam žmogui sakiau, ir policininkams sakiau, kad čia yra viešos tvarkos sutrikdymas. Keikimasis viešojoje vietoje yra tas pats kaip pimpalą rodyti, atsiprašau už to savo žargoną, viešojoje vietoje. Tai yra viešosios tvarkos sutrikdymas. O už viešąją tvarką pas mus atsako policija. Jeigu policija pati negali atsakyti už viešąją tvarką, jeigu jinai neturi tokių pajėgumų, tai tegul tiesiog grąžina atlyginimus, kurie jie gauna atgal į biudžetą, ir mes tada kažkaip tai patys bandysim orientuotis. Taip pat po to, kai aš gavau tokį atsakymą, kad tai atseit mano asmeninis įžeidimas šito žmogaus ir pats ieškok tų galų, aš pasiūliau ir patiems policininkams, kad jeigu jie nemato šitoje vietoje jokios viešos tvarkos pažeidimo, jie gali tokiais žodžiais vadinti savo artimuosius arba, pavyzdžiui, teismo teisėjai, kurią mes kreipsimės. Ir tuomet mes pažiūrėsim, ar tai bus kažkoks tai įvykis, kai reikia pačiam paskui teismą paduoti, ar vis dėlto policija reaguotų šitoje vietoje, jau kai kažkas tai taip pavadintų jo mamą, brolį, sesę, aš turiu omeny pareigūno, arba teisėjų. Mes kreipsimės į teismą, aš kreipiausi į teismą, nurodydamas, kad vis dėlto negalima, net neapklausus nukentėjusiųjų žmonių,
net neapklausius liudytojų, net neapklausius žmogų, kuris kaltinamas padaręs nusikaltimą, daryti kažkokius tai išvadus. Pareigūnas bent jau turėtų kažkiek tai sąžinės turėti ir jau tiesiog parinkdamas visiems vienodus atsakymus, kad atseit čia nėra joks viešos tvarkos pažeidimas, o tai yra asmeninis įsižeidimas kažkoks tai žmogaus. O jie vis dėlto turėtų bent kažkiek tai pabandyti įsigilinti į situaciją ir bent apklausti. Nes jeigu mes to nedarom, mes tiesiog skatinam žmonės prasikalsti dar labiau ir labiau ir labiau. Teisėjai išklausė mano argumentus ir gražino atgal į policiją nagrinėti tą pačią situaciją, nurodydama, kad policija vis dėlto turėtų atlikti savo darbą ir jeigu yra šitoje vietoje akivaizdu, kad viešos tvarkos pažeidimas, jie turėtų reaguoti, o ne tiesiog slėptis už kažkokių tai atsirašinėjimų. Tai vat tokia situacija yra ir aš visus raginu nenustoti. Dabar policininkai labai dažnai mėgsta slėptis už atsirašinėjimų ir neatlikinėti savo funkcijos. Jie turi tai daryti, jie neturi vien tik tarnauti savo šeimininkams, kitaip jau atsiprašau, bet šitoj situacijoje mūsų visuomenėje pavadinti negalima, jie turi tarnauti tautai. Ir jeigu yra viešos tvarkos akivaizdus pažeidimas, toksai kaip keiksmažodžiai viešoje vietoje, ten ar dar kartą, jie turi reaguoti į tai, kaip jie to nenorėtų, nes mažas nusikaltimas visą laiką pagimdo didesnį nusikaltimą, kito kelio nėra. Tai va tokie dalykai, visą laiką kovokit už savo teises ir neleiskit tinginiauti tarnyboms.